Sveiki, čia žaidimų video apžvalga. Strategija Total War Battles Kingdom nuo šiol yra atviros beta versijos stadijoje. Ją galite rasti Steam. Tiesa, žaidimas prieinamas ne visų valstybių vartotojams, bet šį kartą Lietuva įtraukta į laimingųjų sąrašą. Žaidimas yra visiškai nemokamas. Trečiojo Witcher kūrėjas CD Projekt Red atskleidė, per kiek laiko greičiausiai galėsime pereiti žaidimą. Praleidžiant visas pokalbių scenas, vaizdo intarpus, darant tik pagrindinius questus ir link visko lekiant trumpiausių kelių, sugaišime apie 25 valandas. Bent jau tiek sugaišta vidiniai kompanijos testeriai. Tai neįtikėtinai daug, turint omenyje, kad pavyzdžiui populiarųjį Bloodborne žaidėjai sugeba įveikti per 40 minučių. Iš viso Witcheryje bus daugiau nei 200 valandų žaidžiamo turinio, o pridėjus 2 papildymus gausis daugiau nei 230 valandų žaidimo. Kitą savaitę bus išleisti net 4 šaunų žaidimai. 5 GTA versija personaliniams kompiuteriams pasirodys balandžio 14 dieną. Tuo pat metu mus pasieks ir naujasis Mortal Kombat X bei personaliniams kompiuteriams PlayStation 4 ir Vita platformoms skirtas žaidimas Titan Souls. Tai lyg Shadow of the Colossus, Zeldos ir Dark Souls mišinys. O svarbiausias projektas be abejo yra Goat Simulator. Pastarasis visų laikų šedevras nudžiugins Xbox One vartotojus. Žaidimo Game of Thrones pirmasis epizodas Amazon svetainėje šiuo metu yra visiškai nemokamas. Paprastai $5 kainuojantį produktą galite gauti dykai. Tiesa, tik ribotą laiko tarpą. 7. Heroes of Might and Magic dalis sekmadienį pasirodė Steam'e. Išankstiniams užsakymams skirtas projektas prabuvo šiek tiek laiko ir buvo ištrintas. Priežastis nėra žinoma, bet spėjome pastebėti, jog darant išankstinį Digital Deluxe Edition užsakymą gausime išskirtinį herojų, papildomą žemėlapį, pilną žaidimo garso takelį, o taip pat 3 Heroesų HD versiją. Šiam kartui tiek, nepamirškite palaikinti ir užsiprenumeruoti. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.